Sveiki, šiandien kalbinu Eglę ir Martyną. Jie yra Rankų šešėlių teatro Budrugana Lietuva ir kūrybinio meno erdvių Vileišio 18 bendra įkūrėjai. Teatrą jie abu atrado dar vaikystėje ir nuo tos dienos scena juos lydėjo visą gyvenimą. Rankų šešėlių teatro paslapčių išmokę Sakartvele, jie įkūrė vienintelį tokį teatrą Lietuvoje. Neilgai trukus, lydimi sėkmės ir didžiulio darbo, jie įkūrė ir meno oazę, kurioje kiekvienas menininkas ir kūrėjas gali jaustis kaip namuose ir pristatyti savo kūrybą pasauliui. Jaudinatės? Belekai. Belekai. Kiek jūs metų šiaip teatre jau esat? Kaip žmonės? Jo, geras klausimas. Arba iš vis nuo ko viskas prasidėjo? Dabar galvoju, jeigu, matai, aš tada pradėsiu gerai. Teatre aš esu, iš tikrųjų, galėčiau taip drąsiai sakyti, nuo gimimo. Nes mano istorija yra tokia, kad aš gimiau šeimoje kultūros veikėjų. Mano tėvai abu dirba Plungės kultūros centre ir turi savo teatro būrelį. Ir kai aš gimiau, jau tas teatro būrelis buvo. Tai aš visą laiką nuo vaikystės, aš leidau laiką kartu, aš važiuodavau kartu į visokias gastrolės, aš eidavau į repeticijas. Ir kai jau sukako man 6 metai, tada aš taip jau oficialiai pradėjau lankyti teatro būrelį. Tai mano visą gyvenimą, kiek aš turiu metų, tiek aš gyvenu apie teatrą, nes nuo vaikystės jau buvo taip, kad stebėdavau repeticijas. Kaip įdomiai. Ar kada nors buvo minčių apie kažkokią kitą specialybę? Rimtai. Nebuvo kitą pasirinkimą. Ne. Ta prasme, ir iš tikrųjų, kai aš jau atsimenu, buvau 11 klasiai ir tėvai kažkaip pirmą kartą rimtai pradėjom galvoti, nes visą laiką, aš čia noriu būti aktorė, ir man tikrai sekės vaidinti. Man labiausiai gal dėl to ir norėjau būti aktorė, nes tarsi teatre, teatro studijoje aš jaučiaus, kad man sekasi gerai, aš ten labiau esu priimta, negu galbūt mokykloje, negu kažkokios pamokos galbūt labiau sekasi. Teatre aš ateidavau ir aš ten pilną koją realizuodavaus. Tai dėl to visą atrodė, kad teatras ir turi būti tai, kur aš jaučiuos kaip žuvis vandenį. Ir man ten ir noris būti, kur aš taip ir jaučiuos. Ir atsimenu 11 klasiai, tėvai jau rimtai pradėjo klausinėti, jau dabar, kai baigsi mokyklą, jau reikia rimtai apsispręsti, ar tikrai gal reikia profesijos, kuri būtų stabilesnė, finansiškai geresnė. Abu tėvai mano yra kultūros žmonės, jie supranta, kad tai nėra ta profesija, kur nebūtinai, bet galimai gali būti, kad neuždirbsi labai daug pinigų, o dirbsi daug, tai ar tikrai to nori. Tai aš atsimenu, su ašra akis sėdėdavau ir galvoju, tai ką aš daugiau galiu veikti? Aš nebežinau daugiau, ką veikti gyvenime, nes atrodo, tik tai galiu ir veikti. Daugiau neįsivaizdavau savęs, kur aš galėčiau dar būti. Ir buvo labai liūdna galvoti, kad galiu būti kažkur kitur. Tokia graži pradžia. O kaip tu, Martynai? Gal reikia papildyti kitą pusę. Aš į teatro kelią atėjau, šiaip yra tokia juokinga ganėtinė istorija. Mano mamos klasiokas yra Gediminas Storpirštis. Legendinis režisierius. Taip, režisierius, aktorius. Ir jisai su savo žmona turi jau, dabar bijau sumeluoti, bet turbūt 20 metų perėmė, jeigu neilgiau, iš karalienės Eglės mamos teatro studiją Elementorius. Ir aš buvau nuėjęs, kai man buvo turbūt kokie 8 gal metai ar 9, su mama nuėjom į koncertą Gedimino. Ir aš visą koncertą, negaliu sėdėti, man neįdomu, aš noriu išeiti ir man neįdomu. Ir aš sakau, kada čia baigsis. Ir jinai sako, gerai, tu man atsibodai, sako, aš užrašysiu tave į būrelį. Sakau, ne, tu nieko nepadarysi. Ir jinai pasiatėjo, labas, ar priimsi? Jo, tegu ateina. Na ir taip aš iš pradžio atsimenu, mane močiutė vežiodavo metus laiko su troleibusu iki Basanavičiaus mokyklos nuo Pašilaičio, sėdėdavo 2 valandas, kad aš nepabėgčiau, nes aš sakiau, kad aš pabėgsiu. Nes tu biškai kankinais pradžiai? Taip, aš kankinaus pradžiai, o paskui kažkaip taip sukrito, kad pasirodo tą studiją jau lankė mano draugas vienas iš kiemo, bet jisai sirgo ir nelankė. Tada atsirado draugas, tada jau pradėjau lankyti. Iš pradžių irgi lankiau tik dėl to, kad draugas yra, paskui jau man žiūriu, kad visai ir patinka. Ir paskui taip ir baigėsi, kad mes iš tos studijos, aš išėjau, kai man jau buvo 18 metų, nors ta grupė ten yra gal iki 14. Tai mus ten užlaikė kelis kompanija, iki 18, iki pačio galo. Nu ir irgi taip, iš eigos tiesiog
ėjau, stojau, įstojau ir esu. Aš irgi paskui stojau. Nežinau, kažkaip šeima nieks net neįklausdavo, nei kažkokių patarimų, kad, tai čia gal tu daktarų būk. Bankininkas. Nieks nieko nesiūlė, nieks nieko neklausė, kaip nori taip daryk. Tai. Gal būtų geriau, jeigu būtų ką nors sakę. Gal dabar turėčiau kokį gerai apmokamą darbą. Aha. O dabar turiu gerai apmokamą psichinę sveikatą. Mes kas pakalbam, kad gal yra vieni dalykai kažkokie, gal vadikim, netokie pastovus, netokie stabilus, bet kad bent jau džiugesio gyvenime visada yra, dinamikos, džiaugsmo tai, ką darom, tai kažkur svarstyklės vis tiek. Iš esmės, kai dirbi, tai tu džiaugiesi, kad tu dirbi. O nėra taip, kad tu lauki savaitgalio, kada bus penktadienis. Nes pas mus nebėra savaitės dienų. Žiauriai gerai. Nes aš irgi dabar pirmą kartą gyvenime pradėjau dirbti darbą, kuris man iš tikrųjų mylimas yra žiauriai gera ir mes prie meno dirbam, prie kūrybos skaitmeninės ir tie darbai prasmingi ir žinai, aš niekad nejaučiu, kad aš dirbu, aš jaučiu, kad būna streso ir ten deadline ir visa kita, bet yra malonumas dirbti ir aš nesijaučiu, kad aš pavargęs grįžtu, aš jaučiuosi, kad energijos, aišku, kiekis mažesnis, bet dvasiškai aš pasikrovęs, man žiauriai tas gerai. Ir pirmą kartą gyvenime aš jaučiu, kad aš ne dėl pinigų dirbu, o dėl to, kad man patinka. Tai yra aš toks, koks geras jausmas. Ir nors anksčiau aš korporatyvę dirbau, aš uždirbau realiai žymiai daugiau. Bet grįžti ir jautiesi toks, blemba, reikia kažko atsikrauti, reikia kažkokio atostogų, reikia kažkokio tai, žinai. Tada kažkas papildyti, tai tada tos pinigus gali išleisti. Taip, nes tu jautiesi, kad tu pusę dienos ar dieną tiesiog negyvenai. Tu kažkoks buvai, žinai, detalė sistemoje ir tu sukaisi, darai tą, ką tu liepė, bet dvasios ten nebuvo. Ir tas jausmas įspjovė, o dabar jaučiu labai daug dvasios, pinigų daug mažiau, bet man visiškai tas pats, aš jaučiu laimingas, kaip tu sakei, ta prasme, kaip jūs abudu sakėte, yra dinamika, yra sunkumai ir iššūkiai, bet yra to prasmė tokia, žinai, toks. Ir tas balansas, aš tai visą laiką rinkčiausi šitą mažiau pinigų, bet daugiau prasmės gyvenime, nes kiekviena diena tu jauti, kad tu iš tikrųjų gyveni ir tau nekyla klausimo, oi ką man čia veik, oi čia kažkokia bloga, ten melancholija, dar kažkas. Nėra, nes tu jautiesi realizavęs save. Jo, ir faina, kad tada nebėra tos pusės, kad aš čia daug gariu, daug dirbu, daug uždirbu, bet paskui pusę to laiko aš turiu save atstatyti. Aišku, nesakau, kad mums nereikia savęs atstatyti, ta prasme, Bet tai pigiau kainuoja. Bet turbūt, kad tai pigiau, nes nereikia ten, žinai, dabar kažką gražaus nusipirksiu už tai, kad mano laimės ten kažkaip viduj laimė pakiltų, žinai, tai tau nebereikia, nes tau tiesiog yra džiaugsmo visą laiką iš to, ką tu darai. Taip. Ir aš manau, kad tas gyvenimo valiuta čia yra tikroji, kad tu jauti kasdien, kad neskaičiuoji dienų, tau kiekviena diena yra tokia prasminga. Aš manau, kad čia yra pagrindinis gyvenimo laimės toks šaltinis, kad tu darai tai, kas tau yra artima ir ką tu myli galų gale, nes jei darai su meilė, aš manau, kad tą meilę ir kiti jaučia ir nori ateiti pas jūs ir galbūt pinigų bus ne tiek daug, bet kiek prasmės, kiek to, žinai, sako žmonės, kad trūksta gyvenime kažko, tai netrūksta, dabar atrodo nieko, žinai. Taip. Tas labai ko tau gyvenime reikia, ką? Tai būtą turi, jeigu ar namą, ar sodybos namelį, ar kažką, kiekvienam užtenka kažkur pagal save. Ir ką, maisto ir viskas. Tai. Aš tai dažnai pagalvoju, kad aš geriau, kaip dabar gyvenu, uždirbu gal ne milijoną, ne tūkstančiais, bet man visko užtenka, turiu antsvorio net, tai reiškia per daug turiu dalykų tam tikrų, ta prasme, Tai ar aš uždirbsiu 10 kartų daugiau ir tada, nežinau, suksiu galvą, pirksiu vaistus, eisiu pas psichoterapeutus brangius, skrisiu į Balį, nes man reikės mėnesio laiko atsigauti. Taip. Ir tada grįžęs vis tiek įklimsiu į tą patį mėšlą. Tai gal geriau tada, mažiau pinigų, mažiau problemų, pigiau kainuoja atsigauti. Mėgiama veikla yra, nebereikal yra ta frazė, kad hobį pavers darbu ir tau nebereiks dirbti. Tai turbūt labai teisinga. Gal aš manau, negalim už visus kalbėti, bet... Bet aš manau, kad bent jau kūrybiškiam žmonėm tas būtent, aš manau, toks laimės receptas yra tas tikrasis, nedaug pinigų, bet daug darbo ties to mylimo veikla. Taip. O sakykit, jeigu gerai suprantu, jūs buvot, kaip sakant, mėgėjų teatro, kaip sakant, augote mėgėjų teatre, kol buvot vaikai, o paskui perėjote jau tą profesionalą, tą mokymas ir visą kitą. Ar galit man pasakyti, koks skirtumas tarp mėgėjų teatro ir profesionalaus? Iš jūsų perspektyvos, jūsų asmeninė nuomonė. Skirtumo? Jeigu taip žiūrint iš savijautos, tai skirtumo nedaug. Gal netgi sakyčiau, mano atveju, kai tu esi mėgėjų teatre, vaikas vis tiek iki tos, kaip sakyti, ankstyvo suaugimo tarpsnio, iki 18, tai tas ir yra mėgėjo, nes tu mėgsti ir tu eini, ir tu darai, ir tu ten iš vis už nieką pinigų negauni, ir tu tiesiog turi gerą laiką, gerą hebrą ir tau yra smagu.
O kai tu jau tai darai profesionaliai, sakykime, tai tada gaunasi toks, kad tu jau profesionalus, tai tu turėtum daryti daugiau, o būna dažniausiai, kad tu iš pradžių gal darai netgi mažiau negu darai anksčiau. Ar turi spektaklių, tu gal neturi spektaklių, tu dabar mokaisi, tau iš pradžių atrodo, kad tu viską moki, paskui tu tik supranti, kad tu nieko nemoki ir dar iki šiol tu supranti, kad aš vis dar nieko nemoku. Ir toks tada jau, nežinau, galvoj pakyla ta kartelė. Nu dabar tai jau turi būti, ta prasme, spektakliai 6, filmavimai 8, nu ir minimum ten, nežinau, į 6 podcastus turit nueiti per metus. Ir kai neturi nei vieno dalyko, tai tada atrodo, tai ten buvo smagiau. Tai toks, nežinau, gal pradedi skaičiuoti finansiškai, kokia tai yra, pradedi kvestionuoti savo pasirinkimus, kodėl ėjai iš eigos, įstojai, baigiai, o dabar reikia gyventi. O kaip tau, Eglė? Šiaip galvoju, viena vertus ir nenoris kažkaip dabar negatyviai skambėti, bet tas, kas užsikuria būrelius, tai kartu atrodo, arba bent jau mano būrelį, ten, kur aš augau, aš dabar nesenai dabar aš turiu savo vaikų būrelį. Tai tęsiu tą tradiciją nebe Plungiai, čia Vilniui, bet aš ką tik buvau festivalį, Plungiai savo gimtajame mieste, ten, kur aš augau, ir festivalis, kuris ten vyksta, aš užaugau tam festivalį ir aš dabar važiavau su vaikais į tą festivalį. Tai, žodžiu, vienas kadras, kurį mačiau, 12-okė mergaitė iš būrelio išeidinėja, tai yra jos paskutinis spektaklis. Ir mano tėtis, būrelio vadovas, atsisveikinėja su ja ir išlydi jo į gyvenimą ir sako, kad tai yra paskutinis spektaklis, dėkoja jai. Ir kaip ta mergina kruvinom ašarom verkia scenoj, kad jai baigęs būrelio tas terminas lankymas, kaip mano tėtis vadovas irgi graudinasi kalbėdamas, tai toks atrodo, aš nežinau, ar tas jausmas kažkur dar kitur gali susikurti, kaip susikuria būreliuose, gal tikrai ne visuose, bet yra tikrai tų bendruomenių ir teatro, ir gal nebūtinai kito, gal neformalaus ugdymo, kur nei mokykloje, nei kažkur kitur tas vaikas to jausmo tikrai negaus, o ten susikuria toks šeimos jausmas ir kai reikia atsisveikinti, žinok, aš žiūrėjau, aš salėje žliumbiau, mano kolegė verkė, žiūriu, mano būrelio vaikai kruvinom ašarom stovi, buvo taip gražu ir, gaila to jausmo, galbūt jau toliau aš bet irgi dabar noriu sakyti, gal negaunu, gaunu, įvairiai, tiesiog dabar gal ir atsakomybių tiesiog yra daugiau. Tuo metu viskas yra būrelių mėgėjų, yra toks viskas per džiaugsmą labai didžiulį, per ten didžiulę širdies atidavimą ir dabar yra širdies didžiulis atidavimas, toks pat džiaugsmas, bet plus atsakomybė. Plus jau toks noras, kad viskas būtų gerai, noras išlaikyti kažkaip tokią kartelę. Jau daugiau tikrai, kaip Martinas sako, kvestionuoji, ar aš čia dabar gerai atlieku, jau daugiau yra baimių atsiranda. Vaikystėje taigi pilną koją darai ir niekas nesakė, kad tu čia kažką blogai vaidinsi, o dabar vaidini ir galvoji, čia gal biškį aš jau perspaudžiau, čia jau žiūrėk salės, ne visą salę surinkom. Bet čia yra tas skirtumas, kad tu tenai esi mėgėjas, mėgstantis, o čia tai jau profesionalas, tai jau žiūri. Kita kartelė tiesiog. Čia gal reikėjo taip daryti, čia, kaip jisai čia padarė ir toks atsiranda. Ir lyginimo daugiau, gal. Tame reikia nepasimesti tame lyginime. Aš girdžiu, kad labai taip gražiai pasakėt, kad atsakomybė stipriai išsiplečia ir jeigu anksčiau buvo vien tik džiaugsmas ir malonumas, dabar šalia viso to lieka didžiulė atsakomybė, planavimas, visas tas administraciniai dalykai, struktūravimas. Mėgėjų teatre už mus viską tai padarė, o dabar jau mums reikia daug ką daryti. Tai toks nebe tik matai tik tą gražų vaizdelį, bet matai tos du polius, kuriuos reikia. Bet čia vėlgi, žinai, gal šnekant ir iš mūsų labiau varpinės, nes jeigu tu esi aktorius, kuris tiesiog vaidina teatre, valstybiniam ar kažkokiam ir tu atlieki tik aktoriaus funkciją, tai tau tos atsakomybės kaip ir nepadaugėja. Gal tiesiog atsiranda tas profesionaliai akis, vis tiek kolegos, jau tu nori iš to generuoti ir žinomumą, ir pajamas, ta prasme. O mūsų atveju mes šiek tiek savo pasudėtinginom šitą užduotį. Nes mes esame nepriklausomas. Ir dabar išėjęs į sceną, tu jau žiūri, pusė salės, nieko bus geriau, reikės čia reklamos nupirkti. Va čia ir tu vaidini, ir tu žiūri, va čia. Čia gal lubos kažkaip negražiai. Prožektorius taip, čia, kad tik čia kažkas neužkristų galvos. Tuo metu dar suki galvą apie daug kitų dalykų.
kas šiaip aktoriui kaip ir turėtų nerūpėti, bet čia Jo, tas, man rūpi nuo salės iki žiūrovo ateimo, iki išlydėjimo, iki kostiumo, tarsi visas funkcijas. Niekas už tai nepasirūpins, bet man tai toks yra malonus rūpestis. Smagu, kažkaip, tu žinai tada visus varštelius, kaip pasidaro tas teatras, kaip jis gimsta. Ir fun fact, nuėjus į valstybinį teatrą, mes turim vienam valstybiniam teatre spektaklį, malonumo yra 2 mažiau vaidinti. Kai tu tik ateini, apsirengi, atvaidini ir išeini ir tau nereikia užimti visų kitų to pozicijų, ten sutikti žiūrovą, išpirkti reklamą, padaryti skelbimus, visus tuos varštelius padaryti, ateini atvaidini ir man toks... Na, bet nesakyk malonu, kai tu ateini ir jau pakabinta rūbas, tu koinės numetė ir išėjai. Iš tos pusės, bet... Užtrunka ten viskas tiek, kiek trunka spektaklis. Jo, bet po spektaklio man džiaugsmas yra 2 mažesnis negu va čia pas mus teatre yra. Ta prasme, visai kitas skonis, tada, kai tu darai visus tuos žingsnius, kad tai įvyktų ir pasididžiavimas gali būti ir mažesnis, ten, pavyzdžiui, produktas, trumpesnis, bet pasididžiavimo jausmas yra maks. Jo, ir kai tu prakalba apie skonį, man atėjo ta mintis, žinai, čia kaip pats namie pasidarai skaniai valgyti, arba su draugais pasidaro ten grilį ar dar ką nors, ar daržovės ten kepat, nesvarbu, bet kaip yra neįtikėtinai gera, kai tu kompanijų ir tu pats pasidarai ir visiems skanu, visi džiaugiasi ir visiems patinka. Ir man asmeniškai šitas jausmas yra žymiai didesnis negu bet kokiam restorane, kur aš esu buvęs. Nes restorane jūs, kaip sakėt, ateini, bet pasiėmėjai, susimokėjai, tau atnešė viską, padarė, faina, nuostabiai pavalgiai, graži aplinka, skanus maistas ir išėjai. Bet kai tu pats visą tą paruoši, tas pasididžiavimas toks didžiulis atsiranda, kad čia mano, aš žinau, kaip aš šitą parduotuvę jau, kaip mes ten, žinai, rinkomės tos ingredientus, kaip čia prieskoniai buvo, kaip čia kepėm, kaip aš galų gale tas pavyko, žinai, gerai. Taip, ir jeigu tai pavyksta, tai iš viso tada. Jo, ir tas bendruomeniškumas, jo, aš suprantu, apie ką jūs kalbat, kai pasidarai pats, tai yra žymiai didesnis malonumas, net vien dėl to, kad tau pavyko pačiam. Ir leiskit paklausti, kaip jums atėjo tokia karjeros kryptis? Nes kiti, kaip tu ir sakai, varo į valstybinį teatrą, varo į televiziją, varo dar kažkur vaidint, o jūs sakot, ne, mes čia patys darysim. Kaip tai atsirado? Čia sėkmės reikalas, dar taip nesugalvosi žmogus. Ne, čia sėkmė, žinai, ta sėkmė iš esmės yra sėkmės. Čia šitam dalykė, kad ir kaip ten sako, viskas yra darbas, nėra sėkmės, tai mūsų atveju yra daug sėkmės. Bet sėkmė yra ta, kad atsirado žmonės, atsirado tie, kurie mumis patikėjo ir aišku, aš vėlgi šneku finansiškai. Tai čia yra tas sėkmės faktorius. Kad atsirado finansinė pagalba, o paskui jau viską mes darom kaip ir patys. Kaip mes pasukom, tai čia iš esmės nebuvo didelio pasirinkimo. Nes buvo pasirinkimas arba tu baigi mokslus 4 metus, mokeisi naujos technikos, kurios Lietuvoje nėra. Taip. Tu galėtum pradėti kažką daryti, arba tu tęsi, arba tu sustoji, bet tada to nebus, nes tu vienas nieko nepadarysi. Ir tiesiog vienintelis būdas išsaugoti tai, ką mes mokėmės, tai buvo pradėti teatrą. Pradėti teatrą, tai atsiranda visi tie varšteliai. Bet kodėl sakau sėkmė? Nes mūsų vienintelis kursas Lietuvoje tuo metu, ir gal mes tuo metu žiauriai skeptiškai tai žiūrėjom ir daug kas skeptiškai žiūrėjo, bet tuo metu tais metais Klaipėdos universitete rinko tokį vienetinį kursą vaidyba plus rankų šešėlių teatras. Ir daugiau čia toks eksperimentinis kursas buvo. Ir tuo metu mes, aišku, baigėm mokyklą ir tiesiog po defaulto, kaip pasakęs, mes toliau stojom, net tiesiog reikia stoti vaidybą, tai tu stoji ir labai daug nekvestionuoji, nes pasirinkimų yra Lietuvoje keli universitetai, tu tiesiog stoji ten, kur stoji, ten stoji. Bet čia irgi ne visiems, nes kaip į elementorių aš turiu istoriją su mamos klasioku, taip ir į Klaipėdos universitetą aš turiu istoriją su mamos klasioku, nes tai kitas... skeptiškai daug kas žiūrėjo pradžioje. Kitas mamos klasiokas yra Vytautas V. Landsbergis. Ir mano mama buvo koncerte pas jį Palangoj ir kažkaip jie įsišnekėjo, kad aš stojau pas tuo metu Joną Vaitkų į kursą. Ir dar nežinojau rezultato, jinai susitiko su Vytu, pašnekėjo, kad tai čia rinksiu aš kursą, tegu atvažiuoja. Man skambina mama, sako, važiuok greitai į Klaipėdą čia stoti. Kokia Klaipėda, sakau, koks Vyt, baig tu, aš čia pas Joną, baig viską. Nereikia man Klaipėdų. Tada aš sužinojau, kad aš nepraėjau ten kito turo, antro ar ten trečio, neatsimenu netiksliai. Ir tada buvo toks, tai arba aš nuvažiuoju į tą Klaipėdą, bet nei aš noriu, kažkokia Gruzija, Sakartvelas, kažkur čia važiuoti, nenoriu, man skambina mama, važiuok čia tavęs.
aš gerai, nuvažiuosiu. Va taip, su tokia nuotaika atvažiavau. Ir įstojom, nes ten norinčių labai stipriai nebuvo tikrai būrio. Ten iš esmės kiek atėjo įstoti, tiek ir stojo. Nes buvo labai toks, ta prasme, labai neaišku. Kas tas rankų šešėlių teatras, tu nežinai to. Kodėl tu važiuosi į kažkokią tai Gruziją? Gali man papasakot, ką reiškia Gruzija, iš kur jinai čia atsiranda? Nes tu į Klaipėdą įstoji. Tai būtent, kadangi sakau, eksperimentinis kursas, tai mūsų kurso vadovas Vytautas Velansbergis kadaise anksčiau savo studijų laikais irgi studijavo Tbilisyje, kažkas su kinu, jei neklystu, jo kino režisūra. Ir jis ten susipažino su rankų šešėlių teatro režisieriumi Gela Kandelaki ir šis režisierius yra toks, ir teatras yra vieninteliai pasaulyje, kurie turi teatrą, kuriame yra naudojama rankų šešėlių teatro specifika. Tai jeigu mes, pavyzdžiui, žinom iš visokių talentų šou, kad yra pavienių aktorių, kurie daro visokius pasirodymus, bet tai yra labiau šou elementas, o Sakartvele, Tbilisyje yra būtent teatras, kuriame kuria ilgo metro spektaklius. Tai reiškia, aktoriai ilgai repetuoja tam, kad ilgai būtų iškėlę rankas. Nes pavargsta rankos. Pavargsta, skaityk, spektaklis tiek turi būti 5 minutės, valandą, suaugusiems gal ir ilgiau. Ir aktoriai visą laiką vaidina už ekrano ir vaidina iškėlę rankas. Tai nėra tik šou elementas, kur trumpam čia pamakaluoja rankytėm. Zuikį ir vilką parodai. Jo, o yra ilgas įdirbis. Tai aš pamiršau, aišku, nuo ko čia pradėjau. Nuo Gruzijos. Iš kur jinai čia atsirado? Jo, o mūsų kurso vadovas, jam labai patiko ta specifika ir jis sugalvojo, kad jis norėtų, kad ir Lietuvoje toks teatras kažkada prigytų, atsirastų. Ir čia buvo jo idėja surinkti tokį kursą. Tai tuo metu jis bandė ir Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje surinkti tokį kursą, bet tuo metu akademija nepasirašė tokiam eksperimentui, tai Klaipėda sutiko ir tai pasiradom mes, kurie tuo metu tiesiog buvom baigę mokyklą ir stojom. Aha. Tai kiek jūs laiko praleidot Gruzijoje mokydamiesi? 2 metus. 2 metus. Gal su pertraukom mes ten grįžinėdavom, bet iš principo buvo 2 metai. Mes pirmam kurse dar buvom Klaipėdoj, 2, 3 jau buvom Sakartvele, Tbilisyje. Wow. Ir 4 grįžom užbaigti studijų čia į Klaipėdą. Kaip įdomu. Ką galit pasidalinti apie Gruziją ir apie mokymąsi ten ir kaip jinai kitokia nuo Lietuvos, pavyzdžiui, jūsų patirtim? Mūsų patirtis yra labai ganėtinai turbūt ribota, kas liečia mokymasi. Nes mes pritaikėm tokį netradicinį mokymosi metodą, kuris vadinasi ten, kur gyvenu, ten ir mokausi. Mes šiek tiek buvom karantine. Dar kai karantinas nebuvo madoj, mes jau žinojom, ką reiškia karantinas. Nes situacija buvo tokia, kad mes nuomojomės vieną didžiulį butą, jame visi gyvenom. Ir tenai vienam iš kambarių buvo didžiulis toks kambarys salė, kur buvo ekranas ir mes ten repetuodavom ir mokydavomės ir dirbdavom. Tai mes neįdavom į jokias paskaitas, mes turėdavom kelis dėstytojus, paskui gal atsirado. Kurie pasistatydavo? Jo, iš to Budrugana Gagra teatro, kadangi jie patys, jie yra valstybinio teatro dalis tokia, ta prasme, jie turi savo repeticijų erdvę ir rodo spektaklius. Bet jie tikrai negalėjo to repeticiniai erdvėje patys dirbti ir dar mūsų mokyt. Tai režisierius Gela Kandelaki buvo pasakęs, kad jau rankų šešėlių teatro technika, tai čia, ta prasme, reiks dieną iš dienos dirbti, kelis metus dirbti tam, kad tos rankos būtų plastiškos, mobilios ir kad mes paskui galėtume grįžti su spektakliu. Tai čia ta technika labai preciziška. Geras. Aš ką girdžiu, jūs nuvažiavote į Gruziją, jūs susiradot meistrus kažkokius, kurie turi savo ypatingas technikas, paslaptingas. Čia jūs išmokėte. Vytas Landsbergis surado tą meistrą ir mus suvedė. Čia kaip kokiam senovės, žinai, romane, kai nuvarai pasensėjų, ant kalno jis tave išmoko, žinai, ir ta grįžti ten ir visus kapoji. Tai mes tam sensėjui dabar yra jau turbūt 88 metai, ten buvo kokie 85-4, ne. Gal dar mažiau. Vienu žodžiu. Jis jau buvo garbaus amžiaus. Viena akim nematė. Bet ta kita taip gerai matė. Kita akim arba nematė. Mes nežinom iki galo.
Bet jautė kažką tai tikrai. Būdavo dienų, kai tiesiog tu sėdi ir lauki. Nes jisai nuo ryto tau paskambino, sako, aš ateinu. Taip. O ateina, čia 10 ryto tau paskambino, o ateina 9 vakare. Ir visą dieną tu lauki. Tai viena mūsų kursiokė, jinai tiesiog sėdėdavo taip vat lange, va taip va, ir žiūrėdavo pro langelį. Rimtai. Taip. Mes gyvenom 9 aukšte ir jis ten ateidavo. Jis sėdėdavo, nes tu gali ką, gali prigulti, gali žiūrėti televizorių, kompiuterį, bet išeiti iš namų tu negali. Nes nedaug dievė, tu išeisi, tu gausi skambutį, kad vėl ateina, bėgom visi. Yra buvę taip, kai kažkas kažkur išeina, neateis, išeina į miestą ir sukės grįžti atgal. Nes atėjo. Ja, nes mes gyvenam jo ritmu, tai kadangi senyvas žmogus ir kartais ir su širdim būdavo, o Sakartvelė karšta, Tbilisis vasara, tai iš viso karščiai duoda, tai, toks biški buvo tie 2 metai pagal to mūsų guru ritmą. Geras. Sensėjaus, kaip sakant, mokymas, slaptoje erdvėje, ta prasme, nenuspėjamų laiku ateina. Taip. Karantino sąlygom. O šiaip Gruzija tai yra nuostabi šalis. Ta prasme, tikrai, aišku, dabar žiūrint į politinius dalykus, kas dabar šiuo metu pas jūs vyksta, tai yra labai liūdna ir, aišku, aš tikiu, kad ten viskas išsispręs, bet, jau jeigu apie politiką pradėjau, tai žiūrint iš tos pusės, ko mums gal lietuviam reikėtų iš jų pasimokyti, bet, aišku, jie yra pietiečiai visgi, lyginant su mumis. Jie, ta prasme, jie nelaukia nė valandos, jeigu atsiranda kažkoks tai klausimas politinis ir jis jiem nepatinka, ten tikrai, valandos, 2 bėgiai, yra pilnas gatvės. Viskas. Ir ta prasme, iki tokio lygio tiesiog stoja mašinos ir arba dabar sprendžiam šitą klausimą, arba tiesiog sustos visas miestas, Tbilisis. Ir jie jie labai, ta prasme, taikiai viskas yra tvarkoje, bet jie ateina ir sako, klausyk, tai palauk. O jie būdami pietiečiai, palauk, o tai kaip? Tai čia, tai kaip? Iš karto konfrontuoja. Ta prasme, iš karto klausia, aišku, kodėl taip yra. O mes tokie šiauriečiai, tai ką tu, tai čia nieko, čia nepadarys. Ir mes į tas gatves neeinam ir iš esmės tas mūsų piktinimas, jis baigėsi pasipiktinimas Facebook'e. O jie iš politinės pusės ir iš žmogiškos pusės, ta prasme, kaip žmonės labai puikus. Maistas, aišku, aš net nenoriu šnekėti, čia yra... Ir tikrai labai svetingi, čia ne mitas svetingumo. Ta prasme, aš girdėjau. Iš serijos atsimenu kažkokį kartą, paprašėm draugo, dar nebuvom, mes susipažinom su sakartveliečiais, turėjom tokį draugų būrį ir dar pirmieji tokie mūsų susipažinimai, mes dar, visas irgi ten didžioji kurso dalis bendravo su ten ta kita sakartveliečių grupelė ir aš sakau, gal mes galim kad nors ateiti pas jūs ir išmokti daryti kaip reikia kinchalius. Ir jūs sako, taip, tai ateikit, susitariam laiką ir mes kokie 5-6 iš kurso ateinam ir tik atidarom duris. Jau muzika, tėvukas ten marot su gitara sėdi, kinchaliai ant stalo, stalas paklotas, bet mes atėjom mokytis. Ne, mesgi svečiai, kur tu čia svečiai mokysies. Tai labai svetingi žmonės, yra labai nuostabus. Jo, Miglė man tiek pasakojo, kad ten tiesiog sunku patikėti, kad kažkas gali būti toks svetingas, kaip jie yra. Ir jie tiesiog iš savęs tokie. Tikrai taip. Ir atrodo, jis galės paskutinius ten savo tos pinigus atiduoti, bet jis turi pavaišinti. Ir jeigu jis nepavaišins, tai jis dar labai įsižeis. Tai dar tu irgi turi būti labai atsargiai tam lygiai. Tu dar negali, nes mes 2 metus gyvenom, tai mes irgi norėdavom karts ne tik būti pavaišinti, bet ir mes norėdavom vaišinti, toks, kad atsirastų tarsi lygiavertis santykis su draugais. Neteko per 2 metus. Ne, tu labai jau ten, bet ta prasme viskas baigdavosi taip, kad tu įsiskiri su pykčiu ir jisai ant tavęs pyksta ir mes kažkada irgi šnekėjomės ganėtinai ilgą laiką, kad tu supras, kad tu atėmė iš manęs galimybę tave paveikti. Ne tai, kad aš čia turiu pinigų ar tu atėmė iš manęs galimybę, sako. O pas juos tas ateina irgi iš labai senų laikų ir jie vis dar priima svečią. Yra, nepasakysiu tikrai kartveliškai, bet kad svečias yra nuo Dievo. Ir jiems tas, kad jau jeigu atėjo, tai čia yra dovana ir tu turi priimti ir minimum, ką tu gali padaryti, tai pavaišinti, jeigu reikia apnakvindinti, gerai praleisti laiką. Ir viskas, ir ta prasme iki šiol yra tas, kad jeigu mes išėjom kažkur, tai mes tavim ir pasirūpinsim, nes nesvarbu, kad mes ten 2 metus gyvenam, mes vis tiek esam jų svečiai. Mes sakom, bet mes jau čia per šią savaitę 3 kartą susitinkam, žinai, ir kažkur tu vis tiek, nesėdi kiekvieną dieną ten, baliai nevyksta, bet vis tiek, tai tada turi bėgti per aplinkui
ir kad nepamatytų. Ir paskui apsimest, nežinau, ką, žinau, ne. Ir tada jie pyksta ant tave. Jo, aš suprantu, realiai, nes gera daryti gerus dalykus, aš dar nuo savęs pridu geriems žmonėms. Man taip jaučiasi, jeigu žmogus geras, aš dėl jo noriu daryti dalykus. Taip. Jeigu nelabai geras, tai aš toks, bet jeigu geras, tai norisi. Tiesiog didžiulis malonumas žmogui suteikti kažką gero. Ir kai tu žinai, kad įvertina, ir kad tu žinai, kad, ta prasme, tu kažką žmogui gero atnešiai, kas jam ar jai, žinai, suteiks malonumo, padės, pagelbės. Beprotiškas, milžiniškas malonumas iš tikrųjų. Jis toks atrodo, tu savo resursus ir laiką ir energiją duodi kažkam kitam, tai čiagi neapsimoko, ką tu gausi atgal. Ne. Tame yra esmė, jeigu tu suteiki nuo širdies, su meile ir su tikru noru padėti, tai beprotiškas malonumas yra toks. This is amazing, ta prasme, aš jaučiuos žymiai geriau padėjęs, negu nepadėjęs. Jeigu nepadedi, paskui dar sėdė ir galvoja, kaip blogai. Galėjau padėti. Tai aš manau, Rykūnė labai gražiai visą šitą tiesiog norą suteikti malonumą kitam, nes tada tau dar daugiau grįžta kažkaip. Aš nežinau kaip, bet kažkaip įdomiai pasaulis, kad jeigu... Bet aš nuo savęs pridau gerą padėti geriems žmonėms. Tas man kažkaip yra. Su kartvelais yra kitaip, žinok, jie avansu, bet tu turi labai jausti, ta prasme, ir jeigu tu, jie avansu, jie visi galvoja iš pradžių, kol aš tavęs nepažįstu, kad tu esi geras žmogus, bet jeigu tu esi blogas žmogus, na tada jau laikykis. Ta prasme, čia nekalbu apie smurtą kažką tokio, bet tada jie labai greitai gali, ačiū visą gerą. Ir tada tu jau jam kažką siūlysi. Ribos jau bus aiškiai. Jie labai ribas brėžia ir vėlgi, kadangi pietiečiai, jie tau labai aiškiai pasakys. Taip, tiesiai šviesiai. Ir tiesiai šviesiai, nieko neslėpdami, tau tiesiai akis ir pasakys, ką jie galvoja ir kodėl. Ir viskas, tau nekyla klausimų. Labai gerai. Labai puiku, tai mes irgi čia, manau, gerų laikų brandos išvažiavom, nes daug tokių yra pamokų išmokta, ta prasme, to paties ir svetingumo, ir to sakymo tiesiai šviesiai, tokių gerų dalykų. Ir aišku, pagarba pas juos yra labai vyresniam žmogui. Ta prasme, vyresnis žmogus visada bus išklausomas, jo žodžius bus labai atsižvelgta. Pas mus yra dažniausiai, jeigu taip, tu išklausysi, bet paskui padarys kaip reikia. O dabar jau turbūt kartą tai, ką tu čia. O iš kur tas atėjo? Kaip jūs manot, būtent Lietuvos kontekste? Nes aš pats tai nežinau, aš suprantu, kodėl vyresnis žmogus daugiau gyvenimo matęs, jis tikrai gali žymiai daugiau suprasti apie tam tikrus niuansus negu tu. Ir negu tavo ten tas jaunas draugas. Pavyzdžiui, vyresni tėvai vis tiek daug geriau supranta, kaip vaikus auginti negu jauni tėvai. Nes vyresni turėjo žymiai daugiau patirties, jie augino kūdikį, jie augino vaiką, augino paauglį. Yra milžiniška, kaip sakant, patirties skalė. Ką tu ten jau? Bet matai, žinai, kodėl gal taip atsiranda? Nes... pavyzdžiui, mūsų tėvai augino mus. Bet tai kaip jie augino? Tai kažkur kaip mokėjo? Kažkur kažką girdėjo, kažkur tai kažką matė, kažkokį knygelį paskaitė, tai kaimynė sakė, o čia taigi aš turiu YouTube, internetą, paskaitos, aš geriau žinau. Nesvarbu, kad tu galbūt neini į tas paskaitas, tu kažkur kažką girdėjai, bet tu jau jautiesi, kad... Gal mes dabar tiesiog įrankių galimybių turim daugiau ir iš to atsiranda. Ir tas mums sudaro vaizdą, kad mes geriau žinom, nors net ne visada galbūt mes pasinaudojam tais įrankiais. Jeigu mes naudotumėmės ir žinotume tiksliai, tai aš manau, kad netgi ir būtų tas, kad tu priimtum pagalbą, ją galbūt palygintum ir pritaikytum vis tiek. O ne tas, aš aišku irgi neabsoliutinu, ne visi, bet yra tas tikrai pas mus labiau išreiškimas, negu pas juos, nes kartvelai, sakau, jie labai pagarbiai žiūri, jie galbūt sulauks, ta prasme, kol jis išeis, nes būdavo ir pas mus, pavyzdžiui, kažkaip vakarėlė, mes, pavyzdžiui, per Kalėdas grįždavom į Lietuvą, bet per Velykas mes būdavom ten. Ir mums Velykos yra šventė, tai mes pasidarom kažkokį tai stalą, pasikviečiam mūsų tą sensėjų, su juo kartu teatro narius, kurie būdavo mūsų draugai, nors jie yra už mus 10 metų, ne daugiau, 15 vyresni, bet jau jie mums būdavo kaip draugai. Ir, pavyzdžiui, mes sėdėm visi prie stalo, mes geriam vyną, valgom, o jie, būdami už mus 15 metų vyresni, jie laukia, kol išeis gėla ir tada jau jie galės atsipalaiduoti. O mes jau ten sėdėm, tokie patyžę, kažką šnekam, su gėla juokaujam, o jie, taip, dar į tave pasižiūri, kad, tu čia daug sau leidži. Drąsus. Jo, ir tada gėla išeina ir tada jie irgi atsipalaiduoja. Bet čia yra pagarba, ne baimė, pagarba. Jie labai išlydi, gal dar reikia palydės, tada grįž ir tada jau mes. Kaip įdomu. O tai išmoko tą patiekalą gaminti ypatingai? Galis? Išmokot, ne? Nes viena patirtis buvo, kur atėjom ir jau buvo vakarėlis, bet turėjom ir tą patirtį, kur nuėjom gaminti. Ir tikrai pagaminau labai daug. Taip, bet irgi atėjom 2 vyrukai ir Eglė. Tai 2 vyrukai buvo tiesiog prie stalo su vyru,
net nebuvo kalbos, kad čia virtuvė. Kita Sakartvelo pusė dabar. Taip, mes sėdim prie stalo, yra karšti, viskas, reiškia, taurus nealkoholiniai gėrimai ir, ta prasme, mes sėdim prie stalo, o moteris iš karto. Taip, kad net atsimenu, pro duris ėjom, vyrai į dešinę, moteris tiesiai virtuvė. Tai, ir Eglė su šita priestė, kiek ten 100 ar kiek jis ten hinkalių. Čia jau nebe turistinė pusė, kai tu jau pagyveni ir tikrai dar, moters ir vyro atskirtis ten dar yra tokia stiproka. Tai va, ten buvo labai daug hinkalių padaryta. Ta stiproka tai yra tokia, jinai kultūriškai, ta prasme, nėra, kad moteris ten yra šiukšlės vieta. Ne, tai nepnesu. Kaip jos jaučiasi tame? Man atrodo gerai. Ypač, žinai, sunku sakyti, nes mes buvom Tbilisy sostinėje, tai ten irgi sostinė jau visaip yra. Bet šiaip pagal jų tradiciją dar bent jau kiek kalbėdavo, kad kai moteris susitokia su vyru, tai ji dar pareina gyventi pas vyro tėvus. Dar yra ta tradicija. Tai moteris tarsi tampa, kuo didžioji dalis jau šiuolaikinių moterų, ten jau ir piktindavos, nes tai jau neapetitinka standartų kitų šalių. Čia vėlgi yra skirtumas, pavyzdžiui, su mumis. Mums yra įprasta, nežinau, sulaukus 18-20, tai jau 22 tikrai kraustytis atskirai nuo tėvų, mes išvažiuojam kažkur tai studijuoti kitą, o pas juos, mes, pavyzdžiui, sakydavom, nesuprasdavom netgi mūsų amžių, o kam? Ir jie gyvena, pavyzdžiui, gyvena tėvai, gyvena jis ir ten vaikai, ir kai jau jie fiziškai nebetelpa, tada jau kažką reikia, bet ir tai būna, kad jie tiesiog visa šeima su 3 kartom į didesnį namą perskirausta. Nes tai patogiau, tai ką, tu eini į darbą, tavo vaikas auga su tavo mama išeina į darbą, yra močiutė. Sako, ir jie mums, o kam? Mes sakom, bet tai kaip gyvens tėvai? Tai labai puikiai, sako, maisto visada yra, to yra, tas, sako, kam? Man sako, lovos užtenka, aš turiu savo kambariuką, kam tas būtas? Ir tėvam daug geriau, kai anūkais gali rūpintis ir močiutės jaučia prasmę, jos gali savo patirtį ir išminti perduoti. Realiai mes vis tiek genties gyvūnai esam, kad ir kaip žiūrėt, ir tam visa modernus judėjimas į tą individualumą ir tas išskaidimas tos genties, to tokio vieneto, jis nėra mums sveikas. Ir net senukai, kurie auga su anūkais, kurie gali, kaip sakant, pasirūpinti, jie daug ilgiau ir daug sveikesni būna. Ir ta prasme, pas juos tas išlaikyti daugiau ar mažiau. O sakykit, kaip vystėsi viskas toliau? Kaip jūs įkūrėt šitą nuostabią erdvę Vileišio 18? Kaip jūs sugalvojot visą tai? Tai dar nuo Gruzijos tai dar tolimas kelias. Tolimas kelias? Jo, nes mes iš pradžių dar turėjom baigti Klaipėdos mokslus, tada susikrauti viską į savo turimą autobusiuką. Ir tuo metu visas mūsų teatras tilpo į vieną mikroautobusiuką, plus tilpo mūsų daiktai iš buto. Tai jūs dar studijų laikais sukūrėt teatrą? Taip. Dar studijų laikais. Mes oficialiai sukūrėm teatrą ir netgi yra oficialus raštas su parašais, reiškia, gruzinų teatro, su mūsų raštai. Dėl to Budruganą, jo? Taip, dėl to Budruganą mes taip irgi pagalvojom, kad, kažkaip, kad tęsti tą liniją, turėti kažkokio svorio. Tai Budrugana Lietuva. Jie yra miestais, Budrugana Gagra yra Abchazijos okupuotas miestas, iš kurio yra pabėgėliai, va tie mūsų draugai. Tas teatras dabartinis yra iš Abchazijos regiono Gagros miesto. Ir yra Budrugana Gagra, o mes nepasismulkinom, pasivadinom Budrugana Lietuva. Labai gerai. Nes tuo metu Gėla irgi sakė, režisierius, tai ir jūs turite tęsti tradiciją ir išsirinkti miestą. Bet mes dar studijuojam, 3 kursas, mes nežinom, kur mes būsim. Tuo metu studijuojam Klaipėdoje, ar mes tikrai norėsim būti Klaipėdoje? Klausimas. Tai sakom, Lietuva, tiesiog būsim visur. Tai mes ėmėm Lietuvą, tada susikrovėm tos visus daiktus ir atvažiavome į Vilnių. Ir ką? Ir nieko. Ir ką veikti? Ir čia toliau mūsų ta sėkmė tęsiasi. Mes sakom, tai reikėtų kažkokios vietelės nedidelės. Mes gal jau 4 kurse ieškojom vietų. Ne, buvo tas ieškojimas. Mes ieškojom. Tas ieškojimas tai yra, kad tu pasižiūri, pamatai ten nuomos kainas, viską ir tu supranti, kad... Vizijų turėjom jau 4 kurse, kad jau reiks kažkur. Taip, ir tada gavom studiją, čia beje netoli irgi Vileišio 18. Aha. Seną tokią pleistą studiją su mediniais langais, dulkėm, senais baldais, šiukšlynų, tokių be vandens, be elektra buvo, bet tokia... Be tualeto, be nieko. Ir mums atrodė, wow, kažkur, nežinau, neįmanoma turbūt surasti video ten fotkio, eik tu savo, aukštus lūpas, kiek vietos, o tai realiai buvo
Nu, turbūt tokia padydžia kaip mūsų Klaipėdos auditorija. Taip. Ir mums atrodė šakės, o čia mūsų, tai čia mes, eik tu savo, čia vandenį padarom, čia spintai, klozetą pastatom, viskas, tūlikas yra, su sienom pinigų neturim, nu kažką uždengsim užuolaidom, kad nieko nesimatytų, ten tą langą, užkalsim visą langą, pasiliksim tik vieną mažiuką, viskas. Nes mums tamsos reikia, tai galim užkaltis. Paklosim kilimą, viskas veikia, tai mes pakloję kilimą iš Liteks panaudotą po parodos patį ploniausią, skolojom kilimą, užsikabinom užuolaidų, užsikaliam langą didžiausią. Nes fun fact, mes esam, jaučiu, tvariausias teatras, nes iš to, kad, nu tikrai, kaip aš sakau, teatre, šito meno sferoje tu gali turėti labai daug idėjų, gali būti labai motyvuotas, turėti žiauriai daug noro, vizijų, visko, nu bet tu atsiduri toje realybėje, kai tau reikia kažkaip įgyvendinti, o tam jau žemiški faktoriai, reikia finansų. Tai mes esam tvariausias teatras, mes ieškom visur, kur įmanoma perimti, gal kažkas gali atiduoti dalykus. Visas Facebook'o grupė žinom, kur yra atiduodami tai daikčiukai. Mūsų šitas teatras yra beveik visas. Žinom, tu taip sakai irgi. Žinau aš. Kiti kolegos būna priversti su manim važiuoti paimti tų daiktų. Martynas yra viso to žinojimas. Prieš tokius dalykus, nes ekspertas. Aš imu viską, o paskui galvoju, kur tą viską reikia padėti. Martynas bet jau dabar aš mokausi nebeimu visko, imu tik tai, kas tikrai reikalinga. Bet kas yra gerai, nes iš to mes ir pasidarėm to savo pirminę studiją. Ir dabar mūsų Vileišio erdvės, labai daug yra suneštų dalykų. Suneštų, jo. Iš to, kas žmonės gerai atiduoda dalykus ir kažkas moka ieško dalykų. Tai kiekvienas daiktas savo istoriją dar turi. Iš serijos. Dabar jau leidžiam savo kai ką ir nusipirkti. Bet tikrai dar apie foje, apie daug dalykų dar papasakotum. Apie daug dalykų, jo. Nu tai va, jeigu taip chronologiškai einant į studiją, savom rankom, ta prasme, naktinių darbų, sunkiai, kiek sugebėjom, kiek mokėjom, tai mes ten sugebėjom ir spektaklį, man rodos, pastatyti, ir stovyklas pirmasis padaryti, ir tilpom, ir buvo viskas puiku. Aišku, pirmi žmonės atėjo, tai va taip žiūrėdavo. Tai irgi didžiulė... Tai čia tėvai, ta prasme, atėjo, vaikus atveda į stovyklą, o tai čia ir vyks. Nu jo. Čia visą dieną mano vaikai bus. O tualetas, tai čia? Spintai? Aha. Nu, supratau, sako. Bet irgi. O vaikam linksma, fainai, atėjo kilimas, viskas gerai. Ne, sakom, tai, ta prasme, mes čia dabar susirenkam, tada eisim kažkur, ne tai, jie nesėdės čia. Ai. Gerai, jau nėra kur dėtis žmonėm. Bet kas irgi gerai, kad labai daug žmonių ir patikėjo tame etape, nors ten iš pirmo žvilgsnio pirmą pamatė, tikrai galbūt ten nėra euro remonto ir tvarkymo. Ne, ten buvo baisu, nepabijokime to žodžio, buvo tikrai baisu. Bet žmonės tiek patikėjo mumis ir toliau kitame atvedė vaikus, toliau ėjo spektaklius. Tai mes jau kitais metais tai buvo... Dideli pokyčiai. Mes jau turėjom langą. Mes įstatėm plastikinį tą vieną langą didžiulį, susidėjom grindis ir nusidažėm baltai sienas. Tai ten, kas atėjo, sako, wow, sako, nu puikiai. Nes atsirado, ta prasme, ten jeigu prieš tai atrodė, kad yra belangė, oi, wow. Vienas langas. Wow, dar kitais metais kondicionierius atėjo, pas jūs šalta. Ir čia tie patys, kurie vedė, jie matė progresą. Taip. Jo, tai buvo. Ir mums atrodė ten tiesiog viskas čia yra. This is it. Tai 3 metai mes buvom to studijoje, ne 3? Gal ir daugiau. O gal ir 3. Ir paskui persikėlėme. Paskui kažkaip jau, kai jau padarai visus tos remontus, kaip ir viskas veikia, tada vis niešti tos rankos. Gal čia reikia kažkokį tai teatrą atidaryti. Nes mes ten turėjom tik savo studiją, kur negalėjom rodyti spektaklių, o mes ten galėjom repetuoti. Nes erdvė per maža. Nes erdvė per maža, negalim talpinti. Teoriškai kaip ir gali, bet ten, ta prasme, labai mažai žmonių tilptų. Tai mes pradžioj rodydavom iš viso kablį, galėdavom rodyti spektaklius. Ir čia pirmieji mūsų Vilniaus buvo rodomi kablį, aktų salėje, nežinau, žiūrovai, jeigu žinot, tai aktų salėje mes ateidavom savaitgalį, sekmadieniais, po reivo tūsų. Po metalo koncertų, po festivalių 3 dienų susirinkdavom bokalus, baikus, butelius. Išsivalydavom ir eidavo vaikai į spektaklį. Turėdavom Obuolių pasakų, šito spektaklio, kurio čia stovi ekranas, buvo aukso amžius kablį. Mes rinkdavom po 150 žmonių salį, kur mums sakė, kad tilpo 80. Aha. Ateidavo žmonės, nei vienas nepasakė nei pusę žodžio, kur čia, ką jūs čia dar? Ne.
Būdavo viskas puiku, ateidavo žmonės, žiūrėdavo, bet paskutinį kartą mes ten, kai rodėm, neatsimenu kada, bet jau tikrai buvo labai blogai, nes buvo visa ta salė, ta prasme, po festivalio, kur iš tikrųjų, ta prasme, yra alaus pripilta ir vaikų, supratom, kad, ne, viskas, užtenka. Ir tada mes, viskas gražu, ačiū, mes tikrai labai pigiai mokėdam už nuomą, viskas labai gerai, ačiū jums, viso gero, ir tada mes išėjome į menų spaustuvę. Rodėm ilgai menų spaustuviai, tai ilgiau mes studijoje gyvenom. Visą laiką mes gyvenom studijoje, mūsų vatoj, kur tvarkėmės. Ir menų spaustuviai rodėm, o menų spaustuviai tai kaip yra, jinai neguminė, norinčių daug, visi nori ir visi nori vienu metu. Pas mus šitam spektaklį vaidina 7 aktoriai, iš jų vieną turim labai stipriai užimtą, kitus irgi turim daugiau užimtus, kai ką turim laisvą, bet vis tiek suderinti tas datas apskritai nėra paprasta. O kai tau dar reikia pataikyti į galimas datas, tai būna beveik nerealu. Ir grubiai nuo menų spaustuvės, kai mes pradėjom, jau ir pradėjo kirbėti mintis, kad gal čia reikėtų kažkur tai kažką tai... Tokį biškį, tik tai didesnė studija tokia, mes čia pasitvarkom ir rodom, o kodėl ne? Kad turėjo daugiau galimybių, kad galėtume rodyti spektaklius, nes tikrai, tu atrodo gali kurti tos spektaklius, bet tada nori tu ir rodyti, kad būtų motyvacija, o parodyti ten pusmetį porą kartų, tiesiog krenta motyvacija paskui, kad tu net neturi kur to rezultato rodyti. Tonusas mažėja, taip, o noris... daug sunkiau pradėti per naują. Taip, o noris kažkur tai rodyti. Palaikyti inerciją kūrybinę. Taip. Ir čia, sakau, kokių poros metų bėgyje, vėlgi nedidelis darbas, o sėkmė. Ir gavom pasiūlymą, gal norim pabandyti šitą variantą. Tai čia dabar, kur mes sėdėm, tai čia buvo, prieš pat mum ateinant, buvo siuvykla. Siuvykla. Jo, čia stovėjo didžiulis stalas, ten, kur grimerinė, ten buvo sandėlys jo. Ir tada mum po studijos, kuri buvo kažkada, wow, tai tada čia buvo toks, wow, čia įdomu, čia salė, ten dar, čia, ir padarysim. O mūsų paskutinis buvo praėjęs studiją, pasidarėm, nenumirėm, tai čia pasidarysim, tikrai lengvai. Jau žinom, kaip tai vyksta. Tai gegužės mėnesį mes čia atėjom. Kaip degtuką į rankas mes jau žinom. 2022 metų gegužės mėnesį mes čia atėjom ir prieš rugsėjį turbūt visi buvo su panikos atakom, dažymais merginos, Eglė su Adelina kolegė, dažė foje grindis, likus mažiau negu 24 valandom iki atidarimo ir aš dar sakiau 4, man rodos, ryto, kad bet Here, gal nedažom, nes neišdžius. Išdžius, bet sakau, čia tokie dažai, jie smirdės, ta prasme. Aha. Ne, gerai. Gerai dažom, bet tada sakau, jau baldus paliekam. Gerai, aplink baldus. Aplink baldus apdažėm, viskas, ateinam, smirda labai, langus atidarėm, viskas gerai, šiltas oras ir pasidarėm atidarimą. Iki kol kažkas nepajudino tų fotelių. Ir pamatė. Taip, bet atsidarėm, spėjom, tai nuo gegužės iki rugsėjo, kiek čia 4 mėnesiai. Buvo ne viena plyta atidaužyta, ne viena plyta išnešta, siena ne viena išspirta, bet smagus procesas. Paspardyti sienas ne kiekvieną dieną gali. Taip, ir pagrindinis variklis, kodėl reikėjo iš viso šito dalyko atsidaryti, tai tam, kad teatras turėtų savo kažkokius tai namus. O paskui supratom, kad teatras yra dar per mažas ir jam tikrai nereikia savo namų, jis tikrai dar galėtų gyventi su tėvais kažkur tai ir su močiute. Bet kadangi mes ne kartvelai, o mes lietuviai, šiauriečiai, norim būti nepriklausomi ir patys savo, tai mes išeisim iš namų ir neturėdami darbo nuomosimės butą ir valgysim bomžpakius. Tai va taip mes ir padarėm. Bomžpakius pavalgom kartais, tikrai pavalgom, bet turim savo namus, galim pasistatyti ekraną. Ir rytoj 2 valandos vandyti spektaklį ir mums nereikia atvažiuoti iš ryto, visiems susirauksim piktiem, tai tu to nepaėmė, to nepadarėjai. Ne, mes pasistatom mums po tokiu laiku. Puikiai galim atpriimti tave, čia pasifilmuoti podcastus ir jaustis dabar jau gerai, kaip kartvelai, kad jau mes čia dabar priimam. Nors patys nelabai turim ką, bet mes kitus galim priimti. Ja, mes jau galim dalintis. Tai. Mes jau dalinamės tuo, kaip faina. Tuo, ko patys nelabai daug turim. Bet su kiekvienu pasidalinimu vis daugėja gal. Oi, tikrai daugia. Kitas dalykas, aš tai kai jūsų klausiau, man tai skamba, kad pas jūs nuo pat pradžių, aš bent jau kaip suprasčiau visą tai, tą sėkmę, kad jūs esate su meilė prisišaukėt. Aš prieš paskutinis podcastas buvau tokia draugė kalbėjau, tai mes daug kalbėjome apie meilę ir kaip meilė tavo veiklai
mane tokia metafora, žinai, meilės trupinėliai. Kai tu darai tai, ką tu myli, tie trupinėliai, jie visur pasklinda, žmonės jos jaučia, jie tą prasme jos užuodžia, jie nori paragauti, jie prieina, o, žiūrėk, čia biški meilės yra, blet, aš noriu irgi, žinai, ir jie nežino kas, bet jie tiesiog eina ir galbūt nėra to gražaus, nuostabaus fasado, bet kai yra tos meilės, tai, ką tu darai, mes vis tiek jutiminiai esam. Būtybės, mes jaučiam dalykus ir labai stipriai jaučiam teigiamus ir neigiamus. Ir kai daug teigiamų, tu tiesiog nori ten eiti. Tu nežinai kodėl, bet su šitai žmonėm man faina. Šitą erdvė turi gerą atmosferą, geras vaibas ir tu tiesiog eini ten, nors galbūt tu nematai priežasties, bet tu jauti, kad ten gera. Tai man kažkaip pat jaučiasi ir iš jūsų tą meilę, kurią jūs visur dalinatės. Ir iš to, kaip kiti žmonės tą pajuto iš jūsų istorijos, aš tai spėjau, kad čia ta meilė savo veiklai pritraukia ir tos sincėjus, ir tos sponsorius, ir, kaip sakant, visus tos sėkmės akimirkos, kurios, aš manau, jūs tęsis ir toliau. Taip. Nu, tikrai, aš kartais, ir su kolegė Delina kalbėjau, mes tokia brandoliukas esam 4 žmonės. Čia brandoliukas yra tie likę, kurie įstojom nuo pirmos dienos. Tai iš 12 įstojusių liko brandolys dabar šiuo metu teatre mūsų čia. 4. Yra kiti dar, pavyzdžiui, Klaipėdoje yra Agnė, kuri ten vykdo irgi šešėlių teatro veiklą, bet tiesiog jinai yra, atskirai. Tai va šitas brandoliukas. O toliau Martynas. Tu Eglė, Adelina ir Domas. Ir jungiasi kiti aktoriai prie mūsų, mes apmokom rankų šešėlių teatro technikos, kuriam spektaklius, bet tas brandoliukas išlikęs esam 4 ir dar kaip tik nesenai su Adelina kalbėjau, nusakau, yra įdomu, kad jau kiek metų, 10 metų mes jau esam kartu ir nuo studijų pradžios ir galvoju, mes niekada tikrai nesam susėdę ir taip pakalbėję, kokios čia mūsų misijos, kokia čia vizija. Ko mes čia, kodėl mes čia, ką mes čia norim daryti. Kas yra šiaip nelabai gerai, nes dabar mums reikia, pavyzdžiui, arba šiaip kyla kokios nors pervargimo purslai. Tai ką mes šis darom, kam čia reikia, niekam čia nieko nereikia. Dėl to, nes mes neturim misijos, vizijos. Ir mes iš tikrųjų nėra kaip šitas Vajulavičius. Jis žinojo tašką A ir tašką B. Mes plaukiam. Mes vis dar vandenyje. Kur mes plaukiam? Kur plaukiam? Koks skirtumas? Kažkur atplauksim ir plaukiam. Jo, bet, ką norėjau pasakyti, kad tie 4 žmonės, tikrai mes kartu tarsi nesam sugalvoję. Bet įdomu, kaip tie 4 žmonės vis tiek turi savo vidinę kažkokią motivaciją, kažkokią savo priežastį, kodėl. Ir mes vis tiek randam kiekvieną savo per visus iššūkius, per visus sunkumus, per... tikrai ne visada ta sėkmė, kartais būna daug ir nesėkmių ir vis tiek randam tą vidinę motivaciją, kad mes kažkodėl turim daryti dalykus, burti kitus žmonės ir judėti prieki nepaisant visko. O tarsi, šiaip tai esam 4 skirtingi žmonės, iš skirtingų gyvenimų. Ir daug dievė, kad mes dar čia taip ir būtume kartu, bet man kartais, taip iš šono biškai atsitraukusi, atrodo žiūri įdomu, kaip tie 4 žmonės tokie skirtingai išsilaiko tam vienam kažkam tiksle. Čia žinai, čia ir šuo kariamas pripranta, taip kad jau tiesiog, čia žinai kaip Stokholmo tas sindromas, kur tau čia gal iš tikrųjų tu galėtum investuoti tą laiką dirbti, kaip tu pats sakei, žinai, kažkam kooperatyve, uždirbti didelius pinigus, bet tu tiesiog, tai čia reikia, čia faina, čia reikia būti ir tu važiuoji jau iš inercijos, ta prasme, kaip tai ne. Nėra to failo, failas, kur tu esi be šitos veiklos. Nėra to. Pavyzdžiui, aš turiu laisvų dienų, atsikeliu, galėčiau dabar nieko neveikti, žiūrėti Netflix'e, bet teatre ten, einu į teatrą, o tai ką tu neveiksi, tik kažką pasikrapštysiu. Ir taip ir būna, ateini, kažką tą pakrapštai. Aišku, būna atsėdi prie kompo. Kaip namie sėdi, bet sėdi čia. Vaikštai, kaip smagu, kaip gerai čia. Aha, kaip faina, kaip mums pasisekė. Taip aš dažnai pagalvoju, kaip mums gerai, mes turim savo teatrą, čia galim pasistatyti. Smagu. Ir tada ateina mintis, kiek reikia daug visko padaryti, Ai, gal einu namo, šiandien jau užteks. Tai tos motivacijos, jos tikrai čia nereikia, sakyti, kad jos yra, čia mes sėdėm per naktis, nakvojam ant čiužinukų ir meldžiamės vienas kitam, tikrai ne. Bet jo, ką Eglė sakė, tikrai 10, man rodos daugiau negu 10 metų, jau taip nuo pirmo kurso. Ta meilė tam, ką tu darai. Nes man, pavyzdžiui, tai podcast'ai, kai aš juos pradėjau daryti, aš nežinau, nei kur aš einu, nei kas čia bus, nei kas, bet aš nieko iš vis nežinau. Aš nežinau, ar iš vis pavyks, mes pirmi 6 epizodai buvo failai, viens po kito. Blogas garsas, blogas vaizdas, nusišneku, atrodo kaip
Karočią, baisu tiesiog, aš nerodė, kartą elektrą atjungė, mums epizodą vidury tiesiog. Žodžiu, bet kai kažkaip užkabini tą gyvenimo stygą tokią, bet tavo gyvenimo, tavo likimo stygą, tu negali jos paleisti, nes tu jauti, kad čia yra kažkokia milžiniška prasmė ir toks begalinis pasitenkinimas ir toks, žinai, pilnatvės jausmas. Ir tai tu kažkokiu, aš bent jau nueinu kitų dalykų daryti ir aš jaučiu palauk, bet mano pilnatvės jausmas var sumažėti ir žiauriai sumažės ir aš noriu grįžti atgal prie to, nes aš nežinau, kur tai veda, bet aš žinau, kad čia mano, žinai, likimo styga ir aš už juos laikysiu susikibę, žinai, kaip šuo to kaulo ir nepaleisiu ir tada jauties sunku, blembas, ta prasme, aš pats viską editinu, žinai, ta prasme, dabar bus 3 garso takeliai, tu tik pusokio 10 gal 12 valandų viską iškarpyta, prasme, kad viens ant kito neliptų, nu, žodžiu, ten darbo daug, bet aš žinau, kad tai yra prasmė man ir aš jaučiu tą, nu, tiesiog, vat, mano gyvenimo prasmė, mano ta likimo styga, kurią aš turiu laikyti, aš nežinau kur nes, bet aš žinau, kad nuves kažkur, kur man reikia būti. Ir man visa prasmė čia, kur yra, ir pinigų tame nėra, iš podcast'o aš nieko neuždirbu, visiškai nieko, bet gyvenimas atneša savo tuos saldžius vaisius ir tą visą džiaugsmą ir tą prasmę. Man net žodžių trūksta tam įvardinti, nes aš jau kartotis pradedu, bet man nekyla abejonių, kad čia yra tas teisingas kelias. Ir kas geriausia, visų sėkmingų autoritetų, kuriuos aš laikau savo autoritetai žmonėm, jų istorijos tokios pačios, visų. Jie nežinau kodėl, nežinau kaip, bet jautė, kad man reikia tą daryti ir aš dariau, žinai, 100%, visom 4 kaip kibau į tą ir buvo beprotiškai sunkių vietų. Silvestro Stalonės istorija, kaip jis Rocky pradėjo vaidinti. Žinau tą istoriją? Taip, aš žiūrėjau Netflix'o dokumentiką apie jį. Ten beprotiška istorija, kad jis galėtų savo svajonės siekti, pardavė savo mylimą šunį. Antiek, ir sako, man tai mano skaudžiausias dalykas gyvenime, aš taip daryti. Aš turiu tiesiog savo šunį mylimą parduoti, kad aš galėčiau savo karjerą, žinai, bandyti išvystyti. Ir kai jis galiausiai išvystė, jis nuėjo pas tą patį žmogų ir nusipirko tą šunį atgal, bet už žymiai didesnį sumą. Nes tas žmogus jau biznį pasidarė. Gerai. Tai va, tai kažkaip, kai užkabini tą savo prasme gyvenimo, tą likimo stygą, viskas. Aš manau, kad laikais iki galo ir jinai tikrai nuves ten, kur tu turi būti. Ir net jeigu nenuves, tu jausi prasme viso proceso metu. Bus toks, I did what I had to do ir senatvėj sėdė, aš nesigalėjau nieko. Bet kai korporatyvė prasidė daug metų, tu daug ko gailėsi. Galvoju, blemba, galiu tą veikti, galiu aną, šiandien norėjai, čia vadovai, manęs ten reikia, ten kažkokį deadline įkisti dar kas nors. Ne. Yra tas dalykas, jau. O dar dėl sėkmės, prisiminiau, ką norėjau pasakyti, tai, nu jo, daugelis sako ir šiais laikais sako, kad sėkmės nėra, yra didelis darbas, 1% sėkmės. Tai mūsų atveju, aš tikrai sakau, kad sėkmė yra, bet tai nereiškia, kad nėra darbo. Pas mus yra tik tai viskas atvirkščiai. Mes avansų gaunam sėkmę, o tada už ją atidirbam. Per statybas savom rankom, per, nežinau, kūrybą, per kažkokius ten iššūkius, per dar kažkokius dalykus, tu gauni tą sėkmę avanso, nu ir tada turėti dirbti. Nes jeigu tu netidirbsi, kita sėkmė gali nebeateiti. Tai manau, kad po kol kas... Mes irgi kalbam, kad, ta sėkmė, jo, viena vertus sėkmė, bet kita vertus, tai turbūt, čia aš taip Sodelina galvoju, gal yra kažkokių mūsų kaip žmonių vidinių savybių, dėl ko mes kažkaip tą sėkmę sugebam atsitempt. Gal mes kažkaip mokam kurt santykį, gal mes mokam palaikyti santykį, būti dėkingiam už tą sėkmę, už tos žmonės, kurie čia ateina, už tai, kas mus palaiko, kas palaikė nuo pirmo žingsnio. Daug gal kaip žmonių savybių pas mus yra tokių kažkokių vertybinių kažkokių pamatų gerų, dėl ko ta sėkmė sukrenta. Irgi nėra viskas po defaultu. Kad sugebat ją pastebėti ir pasinaudoti galimybę. Jo, pasinaudoti, būti dėkingiam už tai. Žinai, kaip sako, ta prasme, iš čia ta sėkmė tai irgi, aš taip vadinu, biškai gal, humoro pusė, žinai. Tipo, nes yra kaip sako, o man pasisekė, čia ėjau ir pasisekė, ir radau ten 20 eurų, žinai, o radau ten kažką, žinai, ar ten, oi, pasveikau, man pasisekė. Tai, kai Reglė sako, nėra taip, kad mes sėdim, o, maišas pinigų, dabar darysim teatrą, čia pirksim autobusiuką. Ne, vis tiek tu eini link to, bet tiesiog aš sakau sėkmė, nes, kaip sakant, irgi šnekamas, kartais būna tų sunkių laikų. Ir aš sakau, irgi kolektyvui sakau, bet tai jūs atsidarykit savo individualios veiklos tuos skaičiukus, kur jūs kam išrašot sąskaitas, pasižiūrėkit į mūsų teatro įmonę ir pažiūrėkit, kiek jūs gavot. Tai čia yra verslas, sakykime, mūsų visų, iš kurio tu gavai pinigus. Bet savų pinigų, taip, kad mes kiekvieną mėnesį už elektrą,
Mes nedėjom. Tai jau čia yra didžiulė sėkmė, tokio verslo nebūna pasaulyje. Čia yra jau, mes jau esam unikal, nu, ta prasme, net ne verslas, o toks, nu, tai jie žaidžia, čia smėliadėžiai. Nes be investicijos tu vis tiek gauni pinigų. Taip. Tu uždirbai tai ir pinigų, ir visokių veiklų, ir pritrauki žmonės, ir čia to tame stovi. Bet tiesiog, kad mes taip su didžiulė čiūžiniu net po savim, su visiška pagalbė, kur ta prasme... Nuostabu. Ir aš manau, pagal mano galbūt durną galvą, taip ir turėtų būti visose meno srityse. Neturėtų tiesiog išleisti menininkų, va taip, va. Nu tai tu dabar eik. Tikrai mes turim daug verslo žmonių, mes turim didelės įmonės, kurios daro milžiniškus pelnus. Aš suprantu, taip yra didesnių problemų, karai, vaikai, sergantis ligoniai, senukai, degantis namai ir taip toliau. Bet tikrai mes galim rasti pinigų, kažkokių tai, nu, ta prasme, ne tai, kad fondą, bet kad atsirastų žmogus, kuris atsakytų, nu, vat, dabar, vat, mokosi aktorinė, aš po jų baigimo studijų jos 5 metus prižiūrėsiu. Padėsiu jiems, kažkiek jie galėsiu, kad jie galėtų kažkaip tai atsistoti, nes tu tik baigęs, nu, tai sakau, mes iš tos Klaipėdos būtume, nu, ta prasme, atvažiavę, viską išmetę į stambę gabaričių atliekų aikštelę ir ačiū viso gero, nes, nu, ta prasme, tai tu kaip vienas tada ir turi eiti, belstis į teatrus, labą dieną, aš toks aktorius, rankų šešėlių teatrą, nu, tai niekam tu neįdomus, nu, ta prasme, dėl ko ir sakiau pradžiai, mes neturėjom kito pasirinkimo, arba turėjo būti kažkoks tai mūsų padarytas daiktas ir tada bandyti į castingus, eiti į kitus teatrus, kažkur kažkaip, kažką kažkur. Bet tada ir tie 4 metai veltui ir greičiausiai nelabai tu kam bus reikalingas, nes vis tiek tavo ta specifika yra kita. Nu, tai reiškia, tu kažkokių kitų galbūt ne iki galo gavai reikalingų, nežinau, tų specialybės dalykų. Tai čia toks, ką žinau, toks užburtas ratas, tik tai va taip, kad mums sekasi ir viskas gerai einasi. Sekasi. Augat, kaip sakant, ar ne? Augam, iš tikrųjų tai taip, augam, bet tas yra smagu. O jūs augat ir kaip teatras, ir kaip visa kūrybinė erdvė, ar ne, Vileišio 18? Nu, tai dabar... Ta prasme, ar galima jūs iš vis atskirti Vileišio 18 ir Budrugano teatrą? Iš esmės tai gal ir reiktų atskirti. Bandom atskirti. Bandom atskirti, taip, ir dabar jau mes ir atskirsim netgi ir juridiškai šitos dalykus. Nes pas mus buvo viskas suplakta į vieną ir nes, aišku, čia tie patys žmonės daro tos dalykus, tai nori, nenori viskas. Bet iš esmės teatras... Mes ir dėl to nenorėjom padaryti rankų šešėlių teatras Budrugano Lietuva. Mes norėjom tokio neutralios tokios vietos, kur mes irgi čia reziduojam, gyvenam, bet ir kad kitam būtų patogiau čia ateiti. Nes dažnai, jeigu tai būna jau brandas kažkoks, tai ir tada tu pats nenori įsileisti, nu, kažkokas visiškai, pavyzdžiui, nesusijęs su teatru. Ko mes dabar nevengiam, nes, ta prasme, nu, mes turime erdves, jas reikia išlaikyti, tai tu irgi labai neatsirinkinėjai. Tai dėl to toks yra neutralus pavadinimas ir tai yra šiek tiek atskirai. Apart to, kad mes čia gyvenam ir čia mes esame idėjos autoriai, bet yra prie Vileišio 18 yra dar žmonių, kurie irgi čia dirba ir jie, ta prasme, be jų pagalbos. Richardą Bartašį norėčiau paminėti, irgi, ta prasme, daug darbo įdėta ir rankų, ir proto, ir dabar, ir tikrai daug prisidėta. Ir, tai va, yra netgi ir komanda biški kita, kur, pavyzdžiui, teatre Richardo šiuo atveju, na, jisai pas mus švietė šitą spektaklį kurį laiką, bet šiaip jo nėra. Tai vat mes irgi yra teatras ir iš jo toksai išaugęs toksai darinys dar vienas yra vat erdvės. Tai teatras irgi dabar kolegė Adelina buvo išvykusi metam ir kažkaip taip gavosi, kad biški sustojom, bet vieną spektaklį pastatėm. O dabar jau pradėjom leisti, vat, išleidom vieną premjerą, spalio mėnesį suplanuota jau kita premjera, tai kažkaip, manau, šiek tiek pažaidėm čia su infrastruktūros reikalais, o dabar grįšim prie meninių, nes dabar, žinai, jau dabar kaip ir būtų gėda. Turi kur ir... Jau dabar tai kada spektaklis koks nors... Pasiteisinimo jokių nebėra, jau dabar jau reikia daryti dalykus. Geras. O sakykit, kai kuriat savo spektaklius, man šitas, aš žiūriu iš tą erdvę ir aš galvoju, kiek jūs, ar jums kyla noras eksperimentuoti, sukurti kažką, žodžiu, inovatyvaus, įnešti kažkokią tai naujų ten, ar jie, dabar visi apie jajų verkia, žinai, pas jūs aišku tos jajus, nežinau, kur iš čia gali būti, bet ar kyla tokia minčių šiaip, ta prasme jums, įnešti kažką, ko dar nebuvo, įnešti kažką tokio, nes man kažkaip teatras visą laiką, čia vėlgi mano, čia mano vieno varpinė, man jis toks konservatyvus pakankamai atrodo tokia industrija. Žinok, aš gal sutikčiau su to konservatyvesnė pusė. Šiek tiek, nes man atrodo kartais, bet čia irgi mano durna galva, kad jau tas teatras jau tada, nu,
teatras, nu ta prasme, nu toks jau tiek visko, tai kam tas aktorius ten reikalingas, kam čia ta scena? Nu ta prasme jau, kur yra, tai, nu, iki kiek, nes buvo vienu metu labai populiaru filmuoti. Ir tada gaunasi, kad tu ateini į spektaklį, žiūrėti spektaklio, žiūrėti tave kaip į aktorių, o aš esu priverstas žiūrėti į ekraną, kur tave filmuoja ir aš žiūriu į ekraną. Tai kam tada čia mums reikėjo gyvai rinktis, nufilmuokit, dėk į YouTube ar į kinoteatrą, aš pažiūrėsiu kino teatre. Nu toks gaunasi, tai kam tada tas aktorius, kodėl čia ta scena, kodėl teatras, nu ta prasme, tokie klausimai. Čia ne visi, bet tikrai buvo tokia mada užėjus, kad viską reikia filmuoti. Kodėl, nežinau, gal kad visi matytų, nu kaip arenai, okei. Tai aš esu tokio labiau, nu, ta prasme, tikrai ne tas, žinai, klasikinis variantas, kur mes atsisukime ir dabar šnekėkime į žiūrovą, va taip, viską gražiai, aiškiai ir taip, kad jisai suprastų, ką aš noriu pasakyti. Ne toks teatras, bet tas, kad, ta prasme, nu, čia būtų teatras ir mes taip gaunasi dabar daugiau dirbam su teatru vaikam. Tai ir su tais vaikais tu jų ir neapgausi labai ir jeigu tu jiems labai pradėsi, žinai, daryti čia kažką tai tokio jau labai naujoviško, tai tada jis irgi jau tada jam. Nes man atrodo, iš mano mažos patirties, tai vaikui ir yra smagiausia, kad tai yra aktorius. Ir kad čia yra gyvas žmogus ir jis čia dabar yra kažkoks personažas. Ir jeigu dar, va, pavyzdžiui, mūsų atveju, kai tu baigėsi spektaklis, tu galbūt persirengi ar net nepersirengi, išeini ir va čia yra magija, o ne tai, kad jisai pamatė kažką tai labai spalvoto, jo, jam tam, jam įdomu, bet po to tas ir yra, kad, va, tai čia įdėva. Tas pats, kur tu gali pačiupinėti ir čia gyvas, o tam ir reikia to konservatyviškesnio, man atrodo, teatro varianto. Bet atidirbta sistema, kur jau veikia. Kita vertus, aš galvoju, dar taip kuriant spektaklius, dar atrodo, mes dar tiek nesam išnaudoję ant savo rankų šešėlių teatro galimybių. Kadangi mes turim savo labai aiškę specifiką, mes ir tai išsiskiriam iš visų teatrų, nes jau turim labai aiškę techniką, kurią galim naudoti scenoje, mums dar yra platus vandenis, neišbandyti, neišnaudoti, tai dar atrodo, dar tik imk ir daryk. Tai dar mes nepasiekėm to taško, kad jau nebeturėtume iš savo technikos ką traukti. Jo, bet irgi, vat, pavyzdžiui, kokį pirmą spektaklį atsivežėm iš Sakartvelo, tai mes jį parodėm vienus metus, gal pusantrų ir supratom, kad gal mes visgi tie šiauriečiai vaikai nelabai, nes ten buvo spektaklis, kur viskas yra juoda balta, visiškai nėra aktoriaus priekyje, yra tikrai sudėtingas spektaklis, 40 minučių, mes paskui dar trumpinom, bet galiausiai iš viso neberodom dabar, nes tiesiog tu pamatydavai, kad pirmas ten 5 minutės okei, o tada jau supranta, kad čia, tai čia knygai, o kas čia, o ką veikia. Dingsta dėmesys. Tada čipsų pakelis. Jo, ir tu vaidini ir tu jauties kaip kino teatre, nes, nu, iš tikrųjų, vaikas, jeigu dar mažesnis vaikas, o tai čia gal niekas net nevaidina, iš kur mes žinom. Ir pas mus būdavo iš pradžių, kad mes parodom spektaklį ir po spektaklio išeinam, visi parodom figūrą ir tada išeina, kad aktorius. Ir Valentinas Masalskis mums sakė, žiūrėkit, čia taip tai šūda, žinokit, yra, jūs turit prieš spektaklį. Ateinat, pasirodot, kad čia žmonės daro, supranti, o tada jau vaidinat. Ir tada norit po, galite išeiti, ne, bet jūs turit, nes jiegi, supranti, čia filmas. Pabandėm, veikia. Bet tada, gerai, ne po 5 minučių, bet po 10 minučių jau tada vis tiek yra tas pats, ypač nuvažiavus kažkur į regionus, nu tai tikrai aš nemeluoju, esu matęs išėjęs čipsų pakas, šitą alaus norėjau sakyti, vaisvandenis kažkoks, kola, žinai, sėdi tie vaikai, kuprinės net nenusiėmė, žinai, ir tu ant jo neturi ko pykti, nu taip, nu iš tikrųjų, nu kodėl jam gali atrodyti, kad čia aš turėčiau kažkaip kitaip elgtis, gal čia man projekcija jungia, nu ta prasme, čia viskas yra okei. Tai mes kažkaip vat, po to spektaklio pradėjom daryti, kad ir čia yra aktorius, vienu žodžiu, ir ekrane, ir tu šiek tiek vedi netgi, ir čia pabūni, jau jie įsisiubuoja, tu juos tada gali sukontroliuoti, tada mes vėl išeinam ten ir girdi vėl, kad jau jie kyla, ir tada išeini vėl. Nes, geras, kaip įdomu. Jo, su vaikais yra tas, kad jiem reikia dėmesio iš esmės, nu, ta prasme. Ir daugiau dinamikos taip pat. Ir dinamikos, jo, nes tas šešėlis pats savęs, vat, kaip mes atsivežėm tą klasikinį, taip, jis yra labai, nu, ta prasme, nuostabu, ypač pirmą kartą žiūrint, tai tas spektaklis, jis kad ir buvo skirtas vaikam, bet ten ir suaugusiam. Nes vien kai suvokimas, kad rankos daro tokius elementus, kaip tarsi 3D filmukas,
kad rankos gali tai padaryti, tai ten smegenys vien iš to fakto sproginėja. Taip. O kiek spalvų būna tuo metu? Šešėlių. Įprastai tai va tiek ir gruzinų teatre Sakartveliečio, kai mes atvažiavom iš jų, tai juoda balta viskas buvo. Ir mes tai pradėjom juoda balta. Bet dabar jau kuo toliau, tu irgi, sakau, kadangi platus vandenis ties ekranu ir rankom, čia galima tiek daug prisigalvot, tai dabar jau įtraukiam ir daugiau spalvų, kad atsirastų daugiau šviesų šaltinių. Ir pats šešėlis tada tampa spalvotas. Tada, aišku, projekcija galima, kur dabar jau yra... Projekcija. Dabar, man atrodo, mano bent jau toks, čia nereiškia, kad aš sėdžiu ir galvoju, kaip tai padaryti, aš ten, nežinau, fiziką studijuoju, bet kad galima būtų nuspalvoti tą patį šešėlį, ta prasme, kad jį patį tiksliai, nes mes esam tai pasiekę su šviesa antra, tu pašvietęs antrą šviesą, jisai nusispalvina, bet jisai biškis pasidaro toks bliškus. O esmė yra, kaip mes kažkada skambinom dar studijų laikais, Malinauskui, tokiam Keistuolių teatro apšvietėjui, Leistrumas Vytautas. Mes su juo statėm vieną spektaklį, kuris buvo ne vaikam, su jo elektroninė muzika. Ir ten buvo daug visokių figūrų, ten mes visiškai studentavimo laikai belenką darėm. Sako, jūs belenką darykit, jisai kažką groja, mes kažką darom. Ta prasme, sakytum, kad tikrai yra vartojami dideliais kiekiais narkotikai, geriamas alkoholis ir ta prasme jie ten daro. Bet to nebuvo. Keiščiausia turbūt. Ir mes žaisdavom ir iš to pasidarėm tokį spektaklį, kurio irgi dabar nerodom, nes jisai techniškai labai sudėtingas, gal kada bus proga. Tai irgi skambinom, sakom, žiūrėk, toks klausimas. Mums reikėtų, mes darom šešėlius ir kad ten, kur yra šešėlis, būtų šviesa, o aplinkui būtų tamsu. Palauk, tu čia žinok, blemba, įdomiai paklausai. Tai čia tipo negatyvas, ne? Ir žmogus pradeda galvoti. Ir tada mes suprantam, kad iš esmės, ką mes norim padaryti, tai šviesti tamsą. Ir sako, blemba, sako, žinok, be projekcijų, be kameros, čia negatyvas, bet tai taip tu nepadarysi. Ir tikrai sėdi žmonės suaugę ir galvoja, kaip čia padaryti, kad ten, kur yra šviesa, būtų tamsa, o ten, kur tamsa, tu būtų šviesa. Kaip apversti. Tai yra tikrai daug tokių iššūkėlių ir būna, kad naujas procesas, tu pradedi galvoti kažką naujo, užsikabinėjant idėjas kažkokios, laužai galvą 3 dienas ir tada supranti, kad, čia pasirodo viskas taip paprasta buvo. Man irgi ką tik mintis tokia atėjo, žinai, kai dabar tie interaktyvūs dalykai visokiausiai yra, tai kad jeigu būtų kamera, žinai, ir jinai gaudytų informaciją, pavyzdžiui, kur tavo ranka yra, ar ne, vos nepamato rankos siluetą ir ant to silueto sukuria kažką. Taip. Jau tada gaunasi, žinai, čia irgi toks, tai šitą mes esame apmąstę, bet gaunasi vis tiek jau tas papildyta realybė, sakykime. Taip. O norisi, kad tai būtų, žinai, aišku, čia irgi gal toks, žinai, taip senoviškai, kaip teatre, kad aš lempą jungiau, žinai, ir man raudona. Kad taip šiek tiek tą galvą pasukus, nes, žinai, su tuo projektorium, tai jo. Nes man visą laiką tas yra momentas, klasikinės meno, kaip sakant, klasikinė meno raiška ir formos yra nuostabus dalykas, išdirbtas kaip kostiumai, kaip suknelės, jos niekada neišeis iš mados. Bet man visą laiką kartais atrodo, kad, žinai, keičiantis laikams, per visuomenę einant įvairiausioms madoms, labai komerciškai sėkminga tas madas išnaudoti tol, kol žinai, ant bangos. Ir kai tu ją pasiimi savo, tu gali, kaip sakant, tais raktažodžiais žaisti ir žmonės ateis, daugiau žmonių ateis dėl to, žinai, kad išlaikai savastį, bet tu nepamiršti, žinai, to, kas vyksta šiuo metu populiaru, nes aš kažkaip manau, verslas labai įdomi ir plati tema, bet man visą laiką ir atrodo, kad verslui arba visiems versliams žmonėms svarbu pastebėti tas madas ir bent jau pažiūrėti, ar mes galim integruoti tai į savo dabartinę veiklą. Jo, tai čia pilnai sutinku ir mes šiaip ir stengiamės žiūrėti, bet matai, kas gaunasi šiaip su teatru. Plius minus, taip grubiai tariant, užtrunka spektaklį pastatyti apie porą mėnesių. Pas mus, nežinau, per 4 mėnesius galbūt. Tai gaunasi, žinai, kai yra ta aktualija, kol tu ją suvalgai, kol padedi ant popieriaus, kol jau padarai spektaklį, kuris jau pasenęs, kur mūsų dabar yra premjera, yra grubiai, bet tai yra smagu, nes gaunasi taip, kad vaikai, kurie užaugo, net nežinojo, kad buvo karantinas, kurie ateina į spektaklius, jie dar nesuvokė. O yra spektaklis apie tarakoną, kuris karantino metu keliauja per butus. Tai yra, pavyzdžiui, suaugę, kurie tikrai atsimena ir žegnojasi ten.
Oi, nedaug dieve, o yra vaikai, kurie, tai kas tas karantinas? Kad vieną dieną apie karantiną rašys visi istoriniai šaltiniai, taip kad tas spektaklis bus labai geras. Žinai, čia man rodos, visada išliks tema. Teatre gaunasi, kad tu gali šnekėti apie aktualijas tekstų kažkokiom formom, bet forma tavo ar mintis, žinai, bus, kaip sakyt, tu gali pasijuokti iš to, kas buvo. Nu, vat, buvo karantinas ir mes jį pristatom per tarakono prizmę, kaip ten visi gyvena. Tai vat, pavyzdžiui, paauglių studijos spektaklis irgi, tai ten visas spektaklis ir yra grubiai tame, kad tai yra telefono programėlė, Siri ir programėlė, kuri padeda ten pagrindiniam personažui spręsti savo problemas. Nu, tai irgi vat, jaunimas, taip pasakiau, bet jaunesni paaugliai jau jie kitaip mąsto. O mes vis dar atsimenam tą savo juodai baltą spektaklį patį geriausią. Bet pas mus gal ir apskritai teatre nėra tikslas, ypač dabar, kol mes kuriam vaikam, ieškoti čia kažkokių aktualių ir kabintis ant aktualių. Vis tiek labiau yra jausmiškai ir stengiama pakutenti ant kiekvieno širdį. Kažkokius apie vertybės kalbėti. Bet nenori vis tiek tos aktualijos, jos gaunasi, ta prasme. Aš pagalvojau, gal vaikai dar nėra tiek paveikti visų tų dalykų, gal jie yra labiau dar ant tos tokios prigimtinių instinktų labiau, kur realiai ta meilė, tas rūpestis, tas dėmesys, kad juos gali, kaip sakant, tikrai labai sudomintais klasikiniais dalykais, atidirbtom sistemom, kurios tiesiog žmogų, kaip sakant, sujudina širdį, žinai, ir visą kitą. Jeigu tą darė, aš manau, kad vaikas tikrai pasiims, jis bus neįtikėtinai patenkintas. Bet vat jau tėveliai, čia jau kitas dalykas. Tai va, kad tėveliam gali prireikti vieno kito tokio, žinai. Tai tėveliam yra va šitas spektaklis. Nes tėveliai pinigus per. Taip, tai va tėveliam yra Obuolių pasakos. Nes čia yra pagal Vytautą Landsbergį irgi knyga mūsų kurso vadovo. Ten yra tikrai, ta prasme, vaikai žiūri, jiem yra jų pusė. Tėvai žiūri, tėvai. Tai pas mus yra jau tikrai net anekdotinė situacija, kad aš kadangi pats leidžiu žiūrovus, tai esu nekartą matęs, kaip ateina vienas vaikas ir 5 suaugę žmonės į vaikišką spektaklį. Arba, pavyzdžiui, ateina, oi mes, žinom, buvom jau senokai prieš pusę metų, be vaikų. Ateina, sėdi, juokiasi, jiems smagu. Nes čia ypač dar tai yra. Nes ta knyga jau gaunasi, kad jie, pavyzdžiui, aš esu su ta knyga užaugęs, tai aš jau savo vaiką galiu atsivesti ir aš žinau, aš pats skaičiau, žinau tos visus, tos bairius visus, ta prasme, ir pačiam smagu, nes ten yra tikrai daug potekstės ir tokios vietomis jau, kur mes patys vaidinam ir galvojam, gal jau mes čia labai raudoną liniją vaikštom. Ten yra, kur ateina kupranugaris, jis 3 dienas geria, tada ateina tas, geria Nilo vandenį, bet, ta prasme, potekstę visi supranta, žinai, ir taip klausai, dar juokiasi, gerai, dar šį sezoną galima rodyti. Kaip įdomu. Tokiu, kaip ir su Drakonu. Irgi tas pats, nes suaugę, jie prisimena ir juokiasi iš tų situacijų, nes ten irgi viskas prasideda nuo šeimos, kur visi sėdi bute, nebuvo ką veikti, visi iš pradžių džiaugiasi, paskui jau nebesidžiaugia, tada mama perdažo kambarį, tada ten kažkas kažką padaro, tas ana, ir tas kartojasi ir sukasi tas ratas, ir tėvai jau tikrai, patys tame buvo karantinė. Jis sėdit. O vaikai, jiems smagu Tarakonas, kuris įkrito į skalbimo miltelių dėžę. Kiti dalykai. Tai. Nes jam gal buvo 3 metais, nesupranta, kad ten buvo karantinas ir toks irgi geras. Aha. Gera visai medžiaga. O kiek jūs turite idėjų spektakliams į priekį? Va, kas man įdomu. Šiuo metu vieną, kaip tik šiandien susidėliojom repeticijų grafikus, kuris spalį bus premjera. Turim ir gal kartais labai daug ir ilgai idėjos yra nešiojamos, nes pavyzdžiui, dabar galvoju, net ir šito pavyzdžiui spektaklį, kur dabar mes susidėjom grafiką pagaliau, tai 2 metai mes nešiojamės nuo pirmojo tokio susėdimo, kad norėtume tokį spektaklį su tuo režisierium, jau praėjo 2 metai. Kai mes susėdom susitart datas, tai mes pradėsim repetuoti dar tik tai rugpjūtį, ateis tik tai rudenį, geriausiu atveju tas spektaklis atsiras. Tai tokių kažkokių idėjų mes labai turim, nešiojamės pakalbam, bet yra kartais labai ilga perspektyva, kol ateinam iki to momento. Čia tai kažkaip turit gal sukristi kortą. Kažkaip. Matai, ta prasme, vis tiek mes rašom projektus kultūros tarybai. Taip. Tai tu gauni projektą, valio darom. Tu negauni, tada tu galvoji,
Gal atidedam? Tai gal atidedam, bet kaip ir reikėtų pastatyti, gal galima pigiau, tada kažkur ieškai pradedi pinigų ieškoti kažkur kitur, tada gal randi mažiau, tada toks irgi tas procesas prailgėja, pavyzdžiui. Bet tų idėjų jo visada turi bent kelias turėti galvoje, nes tu rašai paraišką, jeigu gausi, tai tu per metus laiko, iki naujų metų turi padaryti. Tai reiškia, tu turi galvoti priekį, netgi jeigu tu negausi, tai darysim kitką, jeigu gausim, darysim šitą ir darysim ten geruoju variantu arba pigiuoju variantu. Tai toks ir finansinis. Čia ta profesionalioji dalis, kuriuo reikia menedžment, numatyti, planuoti, strateguoti. Kur atrodo tau kaip mėgėjui, taigi ką, čia pinigai, taigi susirenkam ir gerai viską, pastatom tą spektaklį ir kas. Ir varom festivalius. O kodėl jūs ne, kodėl, tai tu negali, aš tai galiu. Ir taip, vienas gal turi darbą, jis gali, kitas negali, nes jam reikia duoną, ta prasme, nusipirkti ir sviesto, ir gal netgi kokio sūrio ar dešros susidėti. O ne tik duoną, ne tik bomžpakį. Tai ta prasme ir viskas, bet kas yra normalu, ta prasme. Ir taip kartais mes labai suspaudžiam diržus, ta prasme, ieškom pigiausių variantų, pasistatom tą spektaklį ir viskas vyksta puikiai. Kartais gaunam pinigų ir pasistatom šiek tiek geriau. Bet čia jo toks irgi. Čia ta prasme neapsiginsi nuo šito, nes... Daug sudedamųjų dalių ir ne visada viskas priklauso. Šitas verslas nėra labai pelningas. Jisai, mūsų irgi to verslo, vadinkim, įmonės tos. Tai čia vieša informacija, galima atsidaryti, pasižiūrėti. Mūsų visi pinigai, kas ateina, viskas. Tam aktoriui, stovyklos, tas, viską išdalini ir nieko nelieka. Tai prasideda tokie projektai, tai kažkiek gal randi finansų. O kokia jūsų vizija to verslo ateičiai, kaip jūs norėtumėt, kad jis įstytųsi? Kas turėtų atsitikti, kad jis būtų toks pelningesnis, kaip teatras? Kaip iš vis teatras, kaip verslas? Mano tokio kaip direktoriaus vizija, tai teatras, aš norėčiau, kad mes turėtume, nežinau per kurį laiką, bet aš manau greitą, nes dabar kažkaip pagavom pagreitį, turėti bent jau 8 repertuarinius spektaklius, kuriuos rodytume kiekvieną mėnesį, kaip teatras. Tai reiškia, kaip kino filmas eitų, ne? Ta prasme, į mėnesį po vieną kartą, kiekvieną, tai 8, 7 galbūt, žinai, kad tu jau kažką senesnį gali nuimti, bet mums kaip teatrui, kodėl mes dar per anksti su tais namais pradėjom, nes mes neturim, mes turėjom tuo metu vieną realiai spektaklį, nes Adelina, 2, ir tada Adelina išvažiavo, tai mes likom su vienu spektakliu ir su savo didžiausiu teatru. Ir toks, tai kam čia reikėjo dabar taip daryti? Ir tai dabar grįžo Adelina, turim jau 1, 2, 3 per Kalėdas 4, 5 ir jeigu tu taip turi repertuarą, tada tu išnaudoji tas erdvės, tau netaip gaila pasidaro. O erdvės, tai planas yra tapti tokia sale, kuri būtų, kaip čia pasakius, ne konkuruotų, bet būtų toks žaidėjas Vilniaus galbūt rinkoje, nes turim planų augti, didėti. Bet viskas atsiremia, aišku, į tuos tokius popieriukus su skaičiais dideliais. Tai idėja tokia. Bet teatrą, aš manau, greičiau ir lengviau pasieksim negu pastatą. Aš, kadangi čia ta žemiškoji pusė, aš esu kūrybinė pusė, aš negalvoju apie skaičiukus visiškai. Tai manau, kad mūsų tokia artimiausia vizija teatro, kaip teatro trupės Budruganos, tai yra kuo daugiau eiti į tarptautinius vandenius. Ir dabar mums to labiausiai reikia ir stengiamės labai dirbti. Faktas, kad reikia statyti spektaklius, bet faktas, kad ir norim ieškot kuo plačiau dar, kad ne tik Lietuvos masteliu apsiribot, bet ir kiek įmanoma ieškot bendraminčių ir už Lietuvos ribų. Tai labai fainai. Labai. Tai aš jums to ir linkiu, kad, kaip sakant, jūsų nuostabi idėja, nuostabus teatras, nuostabus spektakliai ir galų gale, žinai, visą tą meilę, kurią jūs įdedate į darbą, kad jinai dar labiau plėstos ir kad daug daugiau žmonių visą tai pamatytų. Ir kad žmonės žinotų, kad tiesiog yra šitą nuostabi erdvė Vileišio 18, kuri čia gal 5 podcastas, kurį mes čia darom. Ta prasme, pagaliau pakalbinau savininkus, meistrus, šeimininkus. Dalį tik šeimininkų. Okay. Tai viena iš 4 karalių ir karalienė, kaip sakė. Tai iš principo taip, tai labai faina, ačiū Jums už nuostabų pokalbį, aš dar norėčiau šnekėti, bet aš kaip pagalvoju, kiek man reiks edėti ant 3 garso takelių. Aš jau laikaus, kad per daug nebekalbėti, nesuprantu, kad čia galima kalbėti. Tai man atrodo, tu turi puikią progą, va čia balta siena, čia, žinokit, yra puikiai vieta jūsų reklamai. Prašom, ta prasme, prašau.
Šiaip tai jo, Puikiai, galima tikrai kažką įdėti. Rėmėjus, ne? Rėmėjai, taip, nu, ta prasme, žinai, nu. Įdėta. Kad ir koks, nežinau, klasikos ledai, pavyzdžiui, būtų malonu suvalgyti ledą. Žiauriai, aš mėgstu ledą. Vis būtų jau Vytauto kokio vandens, pavyzdžiui, gal jeigu žiūrit, kas Birutės iš Bėdos, jau jeigu ten neturit Vytauto. Jo, koks gero maisto akcija. Žinai, va šią savaitę nuostabaus maisto akcija. Va, kaip sakant, jūs matote podcastą, mes valgom, džiaugiamės, kaip skanu, kaip laimė. Tai pačius veikiausius klasikos ledus, 32% riebumo. Tau linkim rėmėjų. Irgi podcast'o rėmėjų. Sėkmės ir ačiū, kad mus pakalbinė, ačiū, kad darai. Ačiū Jums, nuostabu. Labai ačiū. Gerai. Čia. Kad.